Sveiki! Atvykus į Graikiją neužilgo pradėjo lyti, o pasiekus Kalabakos miestelį Tesalijos regione lietus virto tikra liūtimi. Bet mes važiavome į priekį, po truputį kildami į kalnus ir tikėdamiesi, kad galėsime aplankyti bent vieną iš čia esančių ir aukštai ant uolų pastatytų vienuolynų. Netgi esant tokiam orui stebino didingos uolos, ant kurių viršūnių kartais matėsi vienuolynų siluetai. Kai kurie vienuolynai pastatyti net ant 300 metrų aukščio uolų. Čia praraja, nežinau kiek metrų. Mes atvykome į Varlam vienuolyną. Patekti į šį vienuolyną yra gana sunku, nes reikia įveikti stačias uolas. Bet dabar, kai padaryti visur laiptai, tai labai palengvina užlipimą. O praėjusiais šimtmečiais vienintelis būdas patekti į vienuolynus būdavo specialus krepšys, į kurį sodindavo žmogų ir užtraukdavo virvėmis. Štai tokiu oru pasitaikė mums čia atvažiuoti. Oho. Atėjom iš ten. Ir einam į ten. Užlipę į viršų, pirmiausiai aptikome labai gražų kiemelį. Ir jeigu nelytų, dar galėtume pamatyti nuostabias apylinkės plytinčias apačioje. Puikus vaizdas. Būtų, jeigu būtų. Vėliau lipome į viršų, norėdami aplankyti vienuolyno vidų. Okay. Okay.
Viduje filmuoti neleido, bet vis tiek kažkiek tai pavyko nufilmuoti. Šis vienuolio Varlamo vardu pavadintas vyrų vienuolynas priklauso Graikijos stačiatikių bažnyčiai. Jis įsikūręs ant 373 metrų aukščio uolos. Nuo čia iki Kalabakos miesto yra 11 kilometrų. Visus tuos kilometrus pliaupiant lietui važiavome vis kildami į kalnus. Vienuolyne yra puikus muziejus, bet deja ten filmuoti mums neleido. Thank you. Lipam žemyn. Kiek galėjom apžiūrėjom, kiek galėjom nufilmavom, nors paskui vaikščiojo vietą nefilmuoti. Ką darysi? Kartais nusižengia padorumai. Lipdamas laiptai žemyn vis galvojau, kaip pasielgti. Planuose mes turėjome aplankyti dar keletų objektų Graikijoje. Tačiau esant tokiam orui, objektų lankymas būtų beprasmis dalykas. Todėl nulipę žemyn į savo namelį svarstysime, ką mums toliau daryti. Matosi kitas vienuolynas. Iš viso jų yra 24, bet veikia tik 6. Peržiūrėję meteorologinės prognozes, pamatėme, kad meteorologai lietų ir liūtį žada visoje centrinėje ir pietinėje Graikijoje keletą dienų. Todėl nutarėme vykti į namus. Artėjant prie Šiaurės Makedonijos lietus liovėsi. Ir neužilgo mes pasiekėme pasienio kontrolės postą. Sakysi, kad nori ištarti dar žodį, man kelią parodyti. Tuo keliu mes žingsniuosim, apsikabinę dainuosim, ir tu man duosi ramunėlę pavostyti. Aš tave
skaičiuosiu. Iki Lietuvos mums buvo likę 2200 km. Todėl buvome numatę dar 3 nakvynės, vieną Šiaurės Makedonijoje, kitą Vengrijoje ir 3 Lenkijoje. O po to jau daug nakvynių Lietuvoje. Kaip matėte, mes pakeitėme maršrutą dėl to, kad Graikijoje gausiai lijo. Todėl noriu pabrėžti, kad vienas iš privalumų keliaujant savo transportu yra tai, kad bet kada gali keisti maršrutą ir esant blogam orui važiuoti ten, kur oras geras. Bet mes nutarėme vykti į namus ne vien dėl blogo oro, bet atsirado nedidelių automobilio gedimų ir įvairių reikalų Lietuvoje. Šioje kelionėje mes aplankėme 9 valstybės ir dabar galiu jau pasakyti apie kelius, kuriais mes važiavome. Kas mums patiko ir kas nelabai. Pirmiausiai mes važiavome per Lenkiją. Lenkijos keliai mums labai patiko, nes buvo puikūs. Vėliau mes įvažiavome į Slovakiją. Slovakijos keliai iki Tatrų ir šiek tiek už jų buvo taip pat geri. Bet toliau važiuojant link Vengrijos keliai blogėjo. Ir įvažiavus į Vengriją tapo dar blogesni. Bet tai buvo neapmokestinti keliai, todėl mes nusprendėme toliau važiuoti mokamais keliais. Ir įsigijome vinjetę. Įvažiavus į vinjetę pažymėtus Vengrijos kelius, keliai tapo puikūs. Ir mes toliau judėjome link Rumunijos. Rumunijoje mes važiavome nemokamais keliais, ir jie buvo geros kokybės, išskyrus tai, kad nebuvo poilsio aikštelių. O tai reiškia, kad nebuvo ir tualetų, o tualetus atstojo kukurūzų laukai ir saulėgrąžų laukai. Todėl aš pagalvojau, su kokiais nepatogumais jie susiduria, kai nukerta kukurūzus ir saulėgrąžas. Bet žmonės visada randa išeitį. Ir naktį einam nesustojam. Tas ilgas kelias namo, kurio su tavim mes ieškojom. Tas ilgas kelias namo, likimas mum nusišypsojo. Tas ilgas kelias namo, kurio laimingi mes žingsniuojam. Bulgarijoje. Bulgarijos keliai yra vidutinio lygio, bet Bulgarijos nepravažiuosite nenusipirkę vinjetės. Vinjetė nereikalinga tik važiuojant paprastais kaimo keliukais. Pasakysi, kad nori ištarti dar žodį, man kelią parodyti. Tuo keliu mes žingsniuosim, apsikabinę dainuosim ir tu man duosi. Dabar apie Turkijos kelius. Turkijos keliais mes važiavome maždaug 2000 km. Tai labai geri keliai su plačiomis eismo juostomis, su poilsio zonomis ir labai lygia kelio danga. Turkijos mokami keliai nebuvo brangus ir nesiskyrė savo kokybę nuo nemokamų kelių. Toliau sekė Graikija, Šiaurės Makedonija ir Serbija. Graikijoje mes važiavome vien mokamais keliais ir šie mokami keliai mums labiausiai iš visų nepatiko, nes buvo blogos kokybės ir labai dažni mokėjimo punktai. Šiaurės Makedonija ir Serbija mes pravažiavome mokamais keliais ir tie keliai tikrai buvo labai geri. Šioje kelionėje maistą daugiausiai gamindavomės patys, bet kiekvienoje šalyje užeidavome į restoraną ar kavinę, norėdami paragauti vietinio maisto. O maždaug trečdalis kelionės nakvynių vyko kempinguose, o kitoms nakvynėms susirasdavome tam tinkamas vietas. O noriu išgirsti, kaip paukščiai dainuoja, kaip žemė vaitoja, o tu vėl svajoji. Blogų ar piktų žmonių šioje kelionėje mes nesutikome. Labai patiko turkai, paslaugus, labai nuoširdus ir visada norintys padėti. Sielas užkasim ir namų neberasim.
Šioje kelionėje mes pravažiavome 7800 km ir tai buvo ne pati ilgiausia mūsų kelionė. 2019 metais mes važinėjome po vakarų Europą ir tuomet nuvažiavome 11 000 km. Na, o šioje kelionėje mes užtrukome 3 savaitės. Sugrįžę į Lietuvą po savaitės mes sužinojome, kad Graikijoje Tesalijos regione, kur mes buvome, liūtys tęsėsi 4 paras, užtvindė miestelius, gatves ir žuvo 14 žmonių. Reiškia, kad mes pasielgėme teisingai išvažiuodami iš liūčių zonos, o kalnų slėniuose matėsi, kad kelius jau tvindo vanduo. Na, o dabar jūs matėte, kad mes atvykome į Seirijus. Iš Seirijų mes pradėjome kelionę, Seirijos ir finišuojame. Geriausi linkėjimai visiems seirijiečiams. Ačiū jums visiems, kurie žiūrėjote. Tikiuosi, kad greitų laikų susitiksime kitose kelionėse. Ačiū ir iki. Likimas mums nusišypsojo, tas ilgas kelias namo, kuriuo laimingi mes žingsniuojam, tas ilgas kelias namo.